Mes atvažiavom 3 nakties, apsukom porą ratų su vairuotoju ir jis nesupranta, kur mus veš. Pirmą nakties mus persodino tiesiog į autobusą kažkokį. Aš nežinau, kas čia vyksta, tiesą pasakius. Galvojom, kad čia viskas apmokėta ir duveš iki centro, bet tik įsisodinus ir pavažiavus, sako žmogelis, turi sumokėti man. Tai sumokėjau 100 000 už 2. Dabar pasakė bičiukas, kad bus išves vėl jie ir persodins į kitą mašiną ir sumokės atgal pinigus, kuriuos mes jiems sumokėjom. Nu va tai va važiuojam, bet jau atrodo važiuojam link savo tikslo pagaliau. Tai nieko nesimato. Tau rodo kažkokį kelią? Nieko nesimato per tą rūką, karočią. Nesuprantu. Kur eit? Kaip eit? Nieks nekelia ragelio. Labas rytas. Mus išmetė ant kelio, mes išlipom. Ėjom pirmų keliuku į statų kalną su lagaminais ir nuėjom iki kažkokios fermos, kur kudakuoja visokios žąsys. Aš sakiau ryte atpirks vaizdus.